Universitetas tai yra, kurie vaikai baigia visas klases ir kuo nori dirbti, jie įstoja į universitetą ir mokosi. Mokosi, kaip taip reikės dirbti. Kur nori pasirinkti darbą, kokį nori. Kada pabaigi universitetą, turi išsilavinimą. Tikrai taip. Baigę universitetą jūs įgysite išsilavinimą. Na, o norintiems savo gyvenimą susieti su jūra, uostais ar įvairiomis inžinerinėmis specialybėmis, derėtų dėmesį atkreipti į Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultetą. Norintys darbuotis jūrinėme sektoriuje turėtų rinktis laivo inžinerijos specialybę. Laivas tai tokia transporto priemonė, kur plaukia ant vandenio. Jūros priedas. Laivas, kur perneša žmonės per jūrą į kitą krantą. Laivas yra transportas. Juosta yra ir dvi dalis susijungia. Jisai pradedamas gaminti nuo kylio. Studijuodami laivo inžineriją Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete sužinosite šiuos ir dar daugiau įdomių dalykų, bei susipažinsite su laivų projektavimo ir modeliavimo metodais, modernios programinės įrangos taikymu. Studijų metu dėstytojai jums atsakys į seniai visus dominantį klausimą, kodėlgi laivas, būdamas toks didelis ir sunkus, neskęsta, ir jums daugiau nereikės sukti galvos. Kodėl jisai neskęsta? Todėl, kad labai jūrai daug vandens ir išlaiko. Jeigu praduri laive skylę, tai skęsta. Nes jis yra tusiaviršis. Dėl to, kad jame yra oro viduje. Oras lengvesnis nei jūra. Todėl, kad yra daug geležies ir atlaiko vandenį. Bet kamgi reikalingas laivas be uosto? Uosto technologijų studijų programa šiuo metu pati populiariausia Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete. Jeigu nebus jūrų uosto, tai tada negalėtum niekur priplaukti ir visur išplaukti. Baigę uosto technologijų studijų programą tapsite universaliu transporto inžinerijos ir vadybos specialistu ir galėsite dirbti įvairiose jūrų transporto bendrovėse, uosto administracijose, logistikos ir krovos centruose. Laivo inžinerija ir uosto technologijos tai specialybės skirtos tiems, kurie norėtų darbuotis jūrinėme sektoriuje. Be šių dviejų itin įdomių ir perspektyvių specialybių, Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete galima studijuoti net 6 įvairias inžinerinės specialybės. Inžinierius stato namus. Tikriausiai, kur viską žino. Piešia brėžinius. Inžinierius atrodo, kad kuris braižo viską, kuris viską kūrė. Inžinierius, kuris projektuoja, paišo brėžinius. Viena iš Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto universaliausių inžinerijos specialybių – mechanikos inžinerija. Mechanikas tai turbūt, kur viską taiso mašinas, laivus, visokias detalės įdeda. Mechanikas gal taiso mašinas ir taip toliau. Lėktuvus, laivus. Jisai susijęs su visokiam detalėm ir jisai gali viską sustatyti. O iš tiesų mechanikas, baigęs Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultetą, dirba pažangiose technologijų įmonėse, įvairiose maisto, chemijos, baldų ir tekstilės pramonės įmonėse. Baigę mechanikos inžineriją, jūs puikiai žinosite, kaip naudoti įvairius mechanizmus. Mechanizmai, kur juda. Nelabai žinau, kas yra mechanizmas. Mechanizmas yra mašina. Visokie elektriniai dalykai. Greta mechanikos inžinierių Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete populiarumu nenusileidžia elektronikos ir elektrotechnikos specialybė. Elektra tai yra šviesa. Šviesos energija. Kai palieti, tada skauda. Elektra, šviesa. Žiūrėk, čia elektros.
Elektra duoda, kad vaikiškos mašinėlės galėtų važiuoti. Elektra tai yra jėga. Kad elektra yra didžiulė jėga, įsitikinsite pasirinkę inžinieriaus elektriko kelią. Įsivaizduokite savo gyvenimą be elektros. Tamsu, niekas neveikia, net kompiuteris. O tai būtų tikra nelaimė informatikos inžinerijos specialistams, kurie tikrai žino, ką galima veikti su kompiuteriu. Galim bele ką daryti. Internetą pasijungti. Mano draugai visai neturi interneto. Studijų metu būsimiesiems informatikos inžinieriams yra suteikiama daug teorinių ir praktinių žinių iš įvairių kompiuterinės įrangos, telekomunikacinių tinklų, programų inžinerijos ir duomenų apsaugos sričių. Kita Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto specialybė taip pat gilinasi į apsaugą, tačiau ne į duomenų apsaugą kaip informatikos inžinieriai, o į jūros ir pajūrio zonos aplinkos apsaugą. Aplinkos inžinieriai siekia apsaugoti šias mums itin svarbias zonas nuo šiukšlių. Kuo daugiau šiukšlina, to daugiau rinkti reikia. Kad žmonės nušiukšlintų, neturėtų negerti alaus ir kad nesipirktų alaus. Baigę aplinkos inžinerijos studijų programą, jūs ne tik gebėsite užkirsti kelią aplinkos taršai, bet ir dirbsite įdomų kūrybinį darbą aplinkos saugos srityje. O besidominčius chemiją jūrų technikos fakultetas ragina studijuoti pagal chemijos inžinerijos studijų programą. Chemija, ledai visokie, sūreliai, gėrimai, Coca-Cola, visokie purškalai, visokie eksperimentiniai gėrimai. Chemija tikriausiai yra apie kaulus. Cheminė reakcija tai, kas pasidaro iš viso naujo. O naujo chemijoje tikrai nemažai. Žinoma, stojant čia reikia puikiai mokėti Mendelejevo cheminių elementų lentelę, bet ne tik tai. Studijuodami pagal chemijos inžinerijos studijų programą gilinsitės į įvairius naftos perdirbimo procesus. Nafta yra laivo ir mašinų benzinas. Visokie tepalai. Žemės iškasa. Degantis skystis. Jinai atsiranda iš kažkokių iškasenų. Išmirdančio vandens. Norintys prisidėti prie Lietuvos urbanizacijos plėtros turėtų rinkti statybos inžinerijos specialybę. Šioje studijų programoje daug dėmesio skiriama naujoms statybos darbų technologijoms, įvairių tipų statinių inžinerinio projektavimo ir konstrukcijų skaičiavimo metodams. Statybininkas, kuris stato, pavyzdžiui, ir namus, stato ir laivus ir gali dar viską statyti. Statyti galbūt galima mašiną. Stato namus, tiltus, uostus ir gatvės, šviesoforas. Ten labai ilgai reiks statyti, kokias 10-20 dienų. Reikia nešiot, plytų. Baigusiems statybos inžineriją Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete plytų nešioti tikrai neteks. Jūs dirbsite statybų projektavimo įmonėse, rinksite projektus, atliksite vadybinius ar statybos inžinerijos ekspertų darbus. Taigi, kokios specialybės šiuo metu yra pačios geidžiamiausios? Aš norėčiau užaugusi būti sekretorė. Norėčiau būti užaugęs floristą. Madistė. Bankininkė. Viceprezidentą. Šunų gydytoja. Mašinų tvarkytojas. Vaikų gydytoja. Norėsiu būti verslininku. Vairuotoja. Krepšininku. Aš noriu būti užaugusi graži. Princesė. Ir dar policininkė. Vat, pavyzdžiui, šeštadieniais ir sekmadieniais galėčiau būti princesė, o darbo dienomis policininkė ir taip. O kokia tavo svajonių profesija? Ką
aš žinau apie tai. Ar 2, ar 3, ar 4, ar 5, ar 6, ar 6, ar 2, 7. Mano mama visą laiką sėda prie kompiuterio ir jie ten, nežaidžia, bet labai ilgai sėdi ir naktį, ir vakare. Būčiau žinojus, bet jau senai neprisimenu.